Šalia augančių tradicinių braškių aktorių Gadliauskų šeimai ūkininkas Ritas Kvietkus pasodins ir remontantinių braškių, kurios auginamos su stora agrodanga. Prieš ruošiantis sodinimui ir plėvelės tiesimui, lysvėje bus išbertas Kalifornijos sliekų apdirbtas biohumusas ir ekologiškos trąšos kondit. Prieš sodinimą specialiu būdu paruošti šaldyti vadinamieji frigo daigai bus pusvalandžiui pamerkti į specialiai pagamintą tirpalą, į vandenį įpylus skysto biohumuso, kuris paskatins remontantinių braškių šaknijimąsi, augimą bei žydėjimą. Pamerkti į tokį tirpalą su skystu biohumusu ūkininkas Ritas Kvietkus šeimininkėms patarė visus daržovių daigus, kuriuos sodinsite lauke arba šiltnamyje. Mūsų komandai darbų liko dar iki sutemų, o tuo tarpu aktorius Nerijus Gadliauskas skuba į darbą jaunimo teatre. Ačiū labai Nerijui, kurį mes dabar išleidžiam į spektaklį jaunimo teatre. Taip. Ir ačiū, kad apslankėt, mėly sveteliai, netingėkit, dirbkit, jauskitės kaip namie, nepamirškit, kad svečiuos. O su mūsų laidos konsultantu Algirdu Amšiejumi patarsime, kaip teisingai pasodinti vaismedžius į nederlingą smėlėtą ar žvyruotą žemę. Daug žmonių daro klaidą, kad šitą visą žemę išveža. Ir tada atveža kompostinės žemės geros ir deda į duobę. Tai yra neteisybė. Kodėl tai yra klaida? Tai yra medelis nepratęs augti vien kompostinės žemėje. Ir medelis nepratęs augti, arba jis negali, arba jis net neieškos tada kitos žemės. Šita, kad išves žemę ir privešt geros, buvo sugriauta prieš kokį 15 metų. Šita versija buvo visiškai sugriauta. Nes šitai pasodyti medeliai už 4-5 metų gali paimti už kamieno ir ištraukti kaip iš vazono. Šaknys toliau niekur neina. Kodėl? O ko ten bloga žemė, ko jie eit? Nukastą velėną Algirdas Amšiejus patarė dėti į duobės dugną žolę į apačią, kuri taip pat pagerins dirvožemio kokybę. Nederlingą žemę Algirdas Amšiejus sumaišys su kompostinė žeme, o paskui bus dedamas biohumusas. Visą laiką reikia biohumusą pasišliekų, pasižiūrėti, kad sliekai perdirba, bet yra daug medžiagų, kur sliekai perdirba. Sliekai gali perdirbti arklio mėšlą, su paukščių mėšlu, su karvės mėšlu. Sliekai gali perdirbti daržovių atliekas. Pavyzdžiui, prie valymo kombinatų, kur valo atliekas, tas veža ir perdirba. Gali perdirbti žolę, gali perdirbti lapus, gali perdirbti šiaudus, gali visokiausių dalykų. Nuo to labai daug skiriasi biohumuso savybės. Į duobę Algirdas Amšiejus įdės Kalifornijos sliekų perdirbto galvijų mėšlo biohumuso, kuris yra naudojamas kaip maistas augalo šaknims. Reikėtų, į tokią duobę, sakysim, čia yra tokia duobė, sakysim, 50x50, tokia duobė, jau reikėtų kokias 5 saujas. Ir vėl reikėtų būtinai sumaišyti su esama žeme. Nederlinga žemė sumaišyta su kompostinė žeme, sliekų perdirbtų biohumusu ir ekologiškomis trąšomis su pieno rūgštimis suteiks visas reikalingas augimui ir vystymuisi sąlygas. Tuo pačiu kartu galim dadėti į tą duobę, tai yra ekologinės trąšos, kurios yra dedamos kaip mineralinių trąšų dozavimas, vos ne kaip šitai, pasodintam augalui. Jeigu mes tręsim pasodintą augalą, bet sakysim, į tokią dydžio duobę mes negalim daugiau dėti kaip 2 saujas. Ir va dabar mes tokį paruošiam, žinot, makalošę. O, tokia košė makalošė, tik toj duobėjai, matot, čia niekas jau dabar neprieis prie to. Va, labai gerai. Skaniai atrodo. Skaniai, ne? Aš irgi sakau tai. O bendrovės Gampri komanda jau baigia montuoti šiltnamį, kuriame netrukus galės augti pomidorai, paprikos, agurkai ir prieskoniniai augalai. Šiltnamis jau yra pastatytas, dabar būtų galima čia susikasti žemę ar nepasiruošti, arba galima tiesiog pernešti į numatytą vietą. Į numatytą vietą, ar ne? Taip, tai noriu parodyti jums, kad atrodo mažas, kompaktiškas šiltnamiukas, bet iš tikrųjų viduje viskas jame taip apskaičiuota, kad viskas telpa. Jis pritaikytas šiuolaikiniam žmogui. Nes dažniausiai kokia būna bėda, kai jūs stovite ant takelio ir jeigu būna plati vaga, jūs nepasiekėt tolimesnių augalų. Čia jūs pasiekėt viską.
Specialiai sukūrėm, suprojektavom lentynėlės prieskoniams auginti. Net mačiau užsienyje, kad žalius pomidorus nuskina, deda ant lentynų, o pradeda mėgsti naujus vaisius. Tai gauna žymiai daugiau vaisių, daugiau pripjau. Tiesiog nokinant tų lentynų, ar ne? Taip. Kad kuo mažiau laiko praleis šiltnamyje, mes iš karto komplektuojam su automatiniais stoglangių atidarytuvais. Kai šiltnamyje temperatūra pakyla iki 18 laipsnių, viduj, ne lauke, šiltnamis pradeda atsidaryti, jau dabar biškį prasivėręs. Pats prasivėrė, ar ne? Taip, pats prasivėrė. Nereikia patiems eiti atidarinėti. Tai ilgis toks, kad daug vietos neužima, eglutė susodinus augalus, pomidorus, agurkus, viskas pilnai auga. O kodėl eglutė? Kad kuo mažiau užstotų viens kitam šviesą. Šiltnamyje dar gali būti sumontuota ir lašalinė laistymo sistema, kuri palengvins šeimininkams laistyti šiltnamį. Kaip jums, ponia Aldona, toksai šiltnamis, ar čia patogu būtų dirbti, kaip jūs manote? Nu, patogu, nes galima nesusirietus vaikščioti. Gerai. O jūs savo senajam šiltnamį susirietus vaikščiojat? Nu, iš tiesų, tai kai reikia prieiti ten kažkur giliau, toliau, tai tenka. Ar kampai nepatogu būna prieiti? Aišku, tas dalykas labai yra patogus, kad kartais reikia labai anksti iš ryto keltis, kad atidarytum šiltnamio duris, nes tu ir rasa kaupės. O kada maždaug pradeda vasarą, kada jis jau pradeda atsidarinėti? Kai viduj plus 18. Tai va, jis nežiūri ar rytas, ar vakaras. Jeigu jau... Būna žmogus laisvas nuo daržo, gali važiuoti į Palangą, ramiai palikti šiltnamį. O dabar pokalbis su jaunimo teatro ir televizijos serialo Pamiršk mane, viena pagrindinių herojų, aktorė Aldona Bendoriūtė. Apie tai, kaip ji saugosi nuo staiga užklupusios šlovės ir kaip derina darbą televizijoje, teatre ir namuose. Kaip jūs suderina darbą jaunimo teatre, darbą filmuoti serialuose, 2 sūnus, vyras, 25 arai, sakykit. Taigi, aktoriaus darbas yra toks pat darbas kaip mokytojo darbas, gal netgi ir daugiau laiko yra. O be to, kai yra teatro sezonas, tai darže nebedirbsi, nes yra šalta. Va, dabar jau teatro sezonas eina į pabaigą, gegužės mėnesį jau žmonės nelabai nori eiti į teatrą. Jie, kaip sako, ridikėlių sezonas prasideda ir mūsų salės būna pustuštės. Ir kaip tik tuo metu prasideda lauko darbai. Kaip kad čia viskas yra suderinama. Sakykit, aš dabar suprantu, kad greičiausiai jūsų vyru esate pati žymiausia Lietuvoje pora. Na, aš su tuo nesutinku. Nes kaip apšiai jūs sako, išsijungiam televizorių 19 ir 21 valandą. Po žinių yra rodomas serialas Pamiršk mane, kuriame jūs esate pagrindinė herojė, o 21 valandą jūsų vyras. Iš tikrųjų, pasikeitė jūsų gyvenimas po to, kai jūs esat jau ir televizijos serialų aktoriai. Galite išeiti ramiai į gatvę, į parduotuvę nuvažiuoti? Ar jaučiatės tokie kaip visi, ar jau esate skirtini? Kaip pasakyti, jaučiuosi pažeidžiamesnė. Iš tikrųjų, labai vaikai reaguoja, praeidami pro šalį atsisukinėja. Iš pradžių bandžiau akinius dėtis nuo saulės. Benediktas sakė, nereikia, taigi čia faina, kad tave pažįsta. Bet dabar kažkaip jau gal apsipratau, nekreipiu. Matau, kad žmonės užsižiūri. Taip, televizija didelis dalykas labai greitai. Bet man tai nėra malonu. Tiesiog dabar pakentėsit, ar ne? Truputėlį. O kaip jūs jaučiatės dėl to, kad jūsų tėveliai tokie žinomi, žymus, visiems atpažįstami? Nu, tai aš jau pripratau, aišku, iš mokyklos dėmesio susilaukėm, visi klausinėja. Autografų prašo? Jo, prašė ir autografų. Tėčio ir mamos autografų prašė, ar ne? Tėčio bent jau prašė. O jūsų tėtis iš tikrųjų, dabar mūsų žiūrovai sakys, o tai koks tas tėtis iš tikrųjų? Jis iš tikrųjų toksai, turi humoro jausmą, linksmas, optimistas. Jis yra gyvas žmogus. Jis yra visoks, kaip ir mes visi. Būnam ir liūdni, ir pikti, ir laimingi, ir džiaugsmingi. Jis yra gyvas žmogus. Tik tai, aišku, žmonės labai dažnai klausinėja, vis nuogirdos ateina. Toks klausimas, o jis ir gyvenime yra toks kvailas, kaip filme? Tai tikrai ne. Kitoje laidoje mes pratęsime mūsų patarimus. Ūkininkas Ritas Kvietkus pasodins remontantinių braškių, kurios augs lysvėje su agrodanga ir be jokios priežiūros. Ir papasakos,
ką daryti, kad jos neiššaltų žiemą? Dar jis sukurs įspūdingą žemuogių koloną, kuri vazone su ratukais galės keliauti po visą sklypą. Agrofirmos sėklos agronomė Liucija Kunigiškytė patars, kaip praktiškiau auginti daržoves. O Algirdas Amšiejus papasakos, kaip surinkti vaismedžių ir vaiskrūmių kolekciją savo sode. Ir dar daugiau vertingų patarimų jūsų laukia kitą šeštadienį. Ačiū ir mūsų žiūrovams, kurie šią valandą buvo su laida Svajonių sodai. Būtinai panaudokite mūsų patarimus ir gyvenkite gražiai, šviesiai ir skaniai. Va, aš irgi norėjau sakyti skaniai. Kai dainuos vyrų širdis, kai per Lietuvą eis. Kai jos visus tekės, į kiekvieną krūtinę po žodį įdėsiu, tai dainos vyrų širdis, kaip per Lietuvą eis. Laidą pristato, kad mažas sėklų pakelis virstų dideliu džiaugsmu. Žalia stotelė, viskas sodui ir daržui.